Ežero meditacija – vizualizacija. Atlikdami šią vizualizaciją užtruksime apie 10-15 minučių. Būtent ežero meditacija gali būti geriausia atlikti gulimoje padėtyje, nes ji primena ežero formą. Bet mes pabandysime atlikti pratimą sėdėdami. Taip išvengsime užmigimo rizikos, nes šio pratimo tikslas nėra pamiegoti. Šio pratimo tikslas yra sutelkti dėmesį į savo kūno pojūčius bei kvėpavimą, juos stebėti ir atsipalaiduoti. Taigi, pradėkime. Raskite patogią sėdimą padėtį. Rankas galite laisvai pasidėti ant kojų, kojomis remtis į grindis. Kviečiu užsimerkti ar nukreipti žvilgsnį į apačią prieš save, kad jūsų neblaškytų aplinkiniai dirgikliai. Patogiai įsitaisę, sutelkite dėmesį į savo kūno pojūčius. Leiskite sau pajusti ramybės jausmą, būnant šiame momente, susitelkiant į kontaktą su žeme sau po kojomis. Atkreipkite dėmesį į savo kvėpavimą ir kurį laiką išlaikykite jį ten. Tiesiog pabūkite su savo kvėpavimu, pastebėdami besikeičiančius pojūčius įkvėpimo ir iškvėpimo metu. Nebūtina keisti savo kvėpavimo. Tiesiog palaikykite ryšį su kvėpavimu, leisdami kūnui kvėpuoti taip, kaip jis nori ir kaip jam šiuo momentu reikia. Kai jausitės pasiruošę, įsivaizduokite patį gražiausią ežerą, kokį tik galite sukurti savo mintyse. Tokį ežerą, kuris yra visiškai tylus. Įsivaizduokite besibaigiančią vasaros dieną. Vanduo tyras ir skaidrus, o jūs jaučiatės raminami ir tarsi apgaubti šio nuostabaus krištolo skaidrumo, mėlynos ir skaisčiai žalios spalvos vandens telkinio. Aplink nėra žmonių. Temperatūra vandens paviršiuje yra maloniai šilta.
galite pajusti vėsų ežero vandens gylį. Ežerą supa vešli žalia augmenija, o pakrantėje auga aukšti seni medžiai. Jūs jaučiatės patogiai ir saugiai. O žiūrėdami šios vietos grožį, patiriate didžiulės taikos ir ramybės pojūtį. Vėjui nepučiant, ežero paviršius lygus, be bangelių, o vanduo, tarsi puikus veidrodis, atspindi viską aplinkui. Galite pamatyti, kaip ežeras atspindi dangų, debesis, kalną, medžius, paukščius, bet taip pat atspindi jūsų mintis. Įsivaizduokite, kad jūsų mintys perima ežero savybes. Mintys gali raibuliuoti ir trikdyti jūsų protą, kaip staigus vėjelis, kuris raibuliuoja ežero paviršių. Bet giliai viduje jūsų tai nepaveikia. Jūs matote šias mintis kaip nereikšmingas ir praeinančias, nepastoves ir trumpalaikės. Jūs tampate tyliais, ramiais ir pailsėjusiais. Dabar leiskite sau eiti dar toliau ir įsivaizduokite, kad saugiai ir be pastangų plūduriuojate ant nugaros vandenyje. Jūsų protas yra labai tylus ir jaučiate ramybę. Mintys kyla ir bando patraukti jūsų dėmesį, bet jūs tiesiog leidžiate joms nuklysti, kaip laikinam paukščių, atskrendančių virš ežero ir išskrendančių tolyn atspindžiui. Kad ir kas iškyla, jūs žinote, kad plūduriuojate ramiame vandens paviršiuje. Jūs plūduriuojate patogiai ir be pastangų, saugiai ir lengvai. Skaidrus, švarus vanduo apkabina jūs ir jūs susiliejate su juo.
Kai jausitės pasiruošę, įneškite ežero vaizdą į savo vidų, kad taptumėte ežeru, kad jūsų kūnas ir ežeras taptų vienu. Pajuskite ežero kūną kaip savo kūną. Kvėpuokite kartu su ežeru, akimirką po akimirkos. Tegul jūsų protas būna atviras, atspindėdamas viską, kas kyla iš jūsų vidinės ar išorinės patirties. Galite patirti visiškos ramybės akimirkų, kai ežeras ramus ir skaidrus. Ir neramumo, kai vanduo neramus ir drumstas. Virš jūsų atsiveriantis dangus mėlynas ir šviesus. Jūs esate vieni ir jūsų vienatvė alsuoja ramybę. Pabūkite taip kurį laiką. Pajuskite, kiek ramybės jūs supa. Pajuskite taiką. Visa jūsų esybė yra persmelkta vandens. Jūs jaučiatės saugūs. Saulės šiluma jūs atpalaiduoja, ramina, yra labai maloni. Pabūkite su šiais pojūčiais ir maitinkite juos ramybę ir taika, kurią jums perduoda ežeras. Ežero vėjai gali sukelti bangavimą ant ežero paviršiaus, tačiau jūs žinote, kad jo gylis, didžiulė jo dalis, yra nepaliesta ir netrikdoma. Jūsų problemos yra kaip ežero bangos, nekeičiančios jūsų esmės. Vanduo leidžia viskam praeiti pro save, be pasipriešinimo. Jo esmė išlieka nepaliesta. Galiausiai ežeras visada grįžta prie savo ramybės ir taikos. Šią akimirką apimkite visas savo proto ir kūno savybės, kaip žemė laiko ir juosia ežerą.
Ežeras yra tarsi vandens veidrodis. Jis nesudūžta, o nuolat, akimirka po akimirkos atsinaujina. Ežero meditacija baigta, kada galėsite atsimerkite.